Nu ką, nebuvo kalbėta apie interneto cenzūrą, ne? Tai viena tokia įdomesnių man temų ir iš tikrųjų aš kaip plačiau pagalvoju apie tai, tai toks ta cenzūra kartais gali ateiti per įrankius, kur visai nesitikim ir kasdienis Facebooko naudojimas tokia atrodo kaip duotybė ar ne ir kad visada tai bus, bet nebūtinai. Masinės riaušės, masiniai konfliktai, kažkas tokio ir tavo šalis gali nuspręsti, kad taip, X ir nebėra. Ir tu nebeturi. Dingsta tavo komunikacijos kanalai, dingsta tavo galimybė susisiekti su kitais kolegom. Kai kurios valstybės, aišku, nori sekti savo vartotojus, tai naudoja kažkokias ir dėl politinių priežasčių, ir šiaip kažkokias nišinės vidinės programas. Tai irgi visai neseniai kolegos rodė, bendrauja, dirba žmogus, bijau sumeluoti, ar Saudo Arabijoje, ar Jungtinės Arabų Emiratuose, negalėtų messengerį jam parašyti. Yra kažkokia neaišku koks softas ir jeigu tu nori, principas tas pats, jeigu nori susirašinėti, turi turėti tik tai to softo ribose. Kolegė viena nesiniai iš Pietų Korėjos grįžo irgi, ten yra kažkoks, pavadinimo nepasakysiu, bet viską vienijantis priemonių rinkinys, kaip Rusijai koks nors Yandeksas, ir ten tau ir taksi, ir paieška, ir Bolto atitikmuo, ir viskas viename. Tai tokį parsivežė patirtį, kad kiekviena valstybė kažką tokio gali naudoti. Plačiai žinom, ten Šiaurės Korėjai buvo momentas, nežinau kaip dabar, bet ten 20 tinklapių prieinama viešam naudojimui ir viskas visą kitą užblokuota. Tai tas toks įrankių turėjimas, jisai gali būti, duotybė tol, kol duotybė. O vieną dieną gali atsibusti ir reikia gerai pagalvoti, ką tu be jų veiktum. Ar kaip jūsų tą tokį įtakotų kasdienį gyvenimą? Gerai, dabar aš sėdžiu ir galvoju, buvo ne per seniausiai, kad neveikia ar Instagramas, ar Facebookas, ar pusdienį, ar kažkiek tai laiko. Ir, aš turbūt jau per sena šitam reikalu esu, nes pamačiau po laiko, kad neveikia ir visi čia šaršalą kėlė. Aš tiesiog nepastebėjau, nes aš nesijungiau, nežiūrėjau, neskrolinau, neturėjau tuo metu laiko, nesu influencerė, nedirbu su reklamom, tai nėra mano gyvenimas ir mano ten, nežinau, pajamų šaltinis ir aš to nepastebėjau. O tu nesijauti, kaip elektra būtų atjungę? Ne, kažkaip nuo Facebooko nesu priklausomas, kad ten reiktų būtent šio momento paskrolinti, bet aš labai suprantu įmonės, kurios dirbant reklamos, joms tas, valandai bent atjung, tengi milijardai eina. Ten eina milijardai. Tai tik tokio atvejais Amerikui, ne? Žmonės, kai darbo vietų prisikūrė ant tos platformos, iš to atskirą ekonomiką darosi, bet... O gal čia labiau Gen Z pajuto visą šitą reikalą, jaunesnė? Jeigu visas tavo pragyvenimo šaltinis yra iš social media, kad tu ten kažką užsiemi, darai reklamas kažkokias, ir tau sako, žiūrėk, nuo rytojaus nebebus. Įsivaizduok, tada tai kosmosas. Taip. Šokas. Lietuvos influencerė matymą Instagramą. Įsivaizduoji, kas tada? Tai tie žmonės, jie bedarbiai, automatu. Tai kur tu pirktum šampūną? Savo plaukam gražiesiam. Aš dabar galvoju, kad ne to, kad šampūno nesu pirkęs senokai, bet apskritai galvoju, kokią prekę esu pirkęs, kad influenceris būtų reklamavęs ir aš būtent dėl to būčiau nusipirkęs. Aš jau per senas esu, arba mano influenceriai kiti ir man subtiliau įteigia, ką aš turėčiau pirkti. Kaip balto katino svetainė, ne? Jo, kalbant apie cenzūrą, kas labiausiai cenzuruojama pasaulyje iš šalių? Šiaurės Korėja? Šiaurės Korėja, toliau kas eina? Be supratimo. Mano nuomonė tai yra Kinija. Kinija labai stipriai kontroliuoja. Pavyzdžiui, yra tokių net juokingų cenzūrų. Kinijoje, pavyzdžiui, nežinau dėl kokių priežasčių, negali būti kaulų rodoma. Ko? Kaulų.
kaulų. Kaulų. Skeleto Taip, kaulų. skeleto kaulų. Žaidimuose būna, jeigu tai yra kažkoks skeletas, jis būna kažkokiu kitu pakeistas. Jeigu ten ant žemės turi mėtytis kokią kaukolę, būna jinai pakeičiama arba akmeniu, arba ten batono gabalu, arba dar kažko. Čia kažkokie kultūriniai dalykai turbūt. Čia yra kultūriniai dalykai, kad pas juos, tiesiog negali būti tokio dalyko. Tai jeigu ten zombis kažkoks esi, tai turi būti. Ir čia ne vien tik žaidimuose, čia, pavyzdžiui, jeigu išeina kažkoks, filmas, kokia animacija, dar kažkas. Kiek dažnai būna ten animacijose, ypač ten anime kažkoks. Yra kažkas, tai ten kažką daro ir ten, būna, kaip sakant, labiau apsinuoginę, negu kad turėtų būti. Tai ten toks ant viršaus užpešė tokius, labai lėvus rūbus. Ir, žiauriai blogai atrodo. Ir dabar man juokas ima, kai aš pamatau nuotraukas, pas juos čia norma, kitaip rodyti negalim. Jeigu nori rodyti per televiziją, taip turi būti. Bet čia viskas liečia tik tai tą tokį asmeninį naudojimą, ne? Bet nes netgi su kolegom diskutavom įtaką verslui, ne? Nes man kažkaip sutrigerino, išgirdau, kad Trumpas sakė, dabar pardavinėsim naikintuvus, ne? Lėktuvus. Bet, pasiliksim galimybę juos downgradinti. Neduosim pilnų funkcijų arba per nuotolį išjungti galėsim, ne? Tai man iškart paralelė su kitais įrankiais. O ką jeigu Microsoftas yra Amerikoje, ne? O ką jeigu jis vieną dieną, kaip norėdamas paspausti Europą, sako, žiūrėkit, išjungiam Teamsus visoje Europoje. Tiesiog, taip. Ką verslas daro? Eisim į Zoomą. Zoomas irgi Amerika. Kas tada? Čia tokia retorika. Aš apie šitą irgi buvau pakalvojęs, prasme, worst case scenario. Su Amerika visiškai išeina nutraukti ir visiškai atjungia Microsoft. Ragai. Nėra alternatyvų. Nėra jokių alternatyvų. IT pasaulyje tu arba Google'as, arba Microsoftas. Visa tai yra visiškai Amerika. Ir tau bet kurio momentu iš tikrųjų gali pradėti naudoti kaip spaudimo priemonę. Tiesa, Rusijai dabar, ne, kaip yra pasidomėjau biškė, tai Teamsus asmeninius gali naudoti, bet verslui viskas išjungta. Jie dabar ant akmens gali žinutę bandyti iškalti ir... Arklių paštą. Bet tik kažkas arklių paštą. Nežinau, ką jie naudoja. Tai turbūt kokį nors ten Yandex vidinį pasikūrė, kokį nors kreivą šleivą. Bet Teamsai negali nusipirkti licenzijų, negali naudoti ir... O tai Europoje neturim kažkokių alternatyvų? Nėra alternatyvų, jokių. Ta prasme, normaliai, plačiai naudojamos. Tai kodėl nėra alternatyvų? Ar mes nesam įgalūs sukurti patys kažko? Europa reguliuoja. Kame esmė? United States innovates, European Union regulates. Tai yra toks posakis, kur amerikonai kūrė ir inovatyvius sprendimus. Jie daro tą vadinamą, toks yra posakis, fry more bacon. Jie daro, jiems kuo daugiau šoninės reikia prikepti. Kepa, žiūri, kas iš to bus. Europa tuo metu susikūrė kokį nors įrankį ir kaip čia jį dabar reglamentuoti, kaip čia dabar padaryti, kad viskas teisingai būtų. Tai pasakykit, kokius žinot europinius skaitmeninius produktus sukurtus. Tai aš tai tik 2 žymiausius galiu pasakyti, tai Spotify'us ir antras OnlyFans. Daugiau, tai va, tik ventiliatoriai.com yra labai geras saitas, bet daugiau ką Europai yra sukūrusi. Nėra ten kažko tokio. Bet šiaip, nustoko kaip Microsoft, kaip tu pakonkuruosi? Tu gerai sukursi kažkokį nišinį produktą ir sakysi, va, žiūrėk, čia pakeis Teamsus. Ir kaip tu, nepakeis, ta prasme. Bet žiūrėk, Skype'as kažkada buvo, sako, kad estų pradėtas, bet iš tikrųjų ten nevelnio, nestų. Bet gimęs produktas principė Europai, ne? Bet dabar miręs jau. Nes į Microsoftas nupirko, iš jo gimė Teamsai ir viskas, ir viso gero, nebereikalingas. Skype'o mirtis, bet čia neseniai buvo. Taip, neseniai buvo. Tai va, tai tas toks, ta cenzūra, tas reguliavimas, visai įdomi tema, neįsivaizduoju, kad čia viskas vykstysis, bet tikiu, kad gali tapti viena iš poveikio priemonių ateityje.
Kaip valdyti masės. Kaip valdyti masės ir kaip kovoti su dalykais. Nes gerai, net su šeima bendraujant, visada turim kažkokius susikūrę savo kanalus, ne, kokių messengerių, daleiskim, ne? Nu ir va, nebėra messengerių. Kas tada? Ar žinom be kupinių planą, va, kur va, greitai persimetam? Grįžtam prie skambinimo telefonu. SMS-ai. SMS-ai. Dabargi vis laikas su visais planais neriboti SMS-ai. Įdomu, kam jie reikalingi. Ne? Labai mažai. Bet taip. Būna dar kartais, kas nors atsiunčia, bet taip, kas? Kurjeris. Phishing. Šis paštomatas. Palauk, DPD siunčia į Viberį irgi? Tai va, tai ir tai ne visi siunčia į SMS. Nu tai va, tai jo. Bet SMS pasitarė ant tiek pigus, kad jos jau dalina praktiškai už ačiū. Ne, praktiškai jau už ačiū. Nu, turbūt teoriškai dar rastumėm planą kur nors, kur ne viskas ten įskaičiuota, bet negirdėjau jo, kad ten būtų 300 SMS galėsi parašyti. Yra limitacijos, pavyzdžiui, signalizacija. Yra specialiai tos SIM kortelės, planai skirti signalizacijai, ten turi 100 SMS ir 100 megabaitų į mėnesį. Nu, bet ten kainuoja keli eurai. Bet žinai, kaip yra su tais, kur viskas, kas neribota, yra ribota. Ten su kokiu hostingu būna. Nemokama vieta ten be pabaigos, bet nuo 100 gigabaito gali per dieną 1 gigą įkelti. Tai štai ir atsidurėm. Kas nemokamai yra paslėpta vis tiek. Tai va, tikėkime, iki šitų scenarijų niekad nedaisim, bet pamastyti yra apie ką, kad bet kuris įrankis, bet kurią dieną, bet kurią minutę gali dingti su visais duomenim, ką mes ten esame įkišę. Kas nebandėt, pabandykit kada nors Facebooko nustatymuose, giliai pasieknisus, gali užprašyti, kad duok man viską, ką tu žinai apie mano akauntą. Ir jisai net ne per vieną dieną būna, per keletą dienų paruošia didelį failą ir tu gali parsisiųsti jį, išsiarchivuoti ir atsivers pasižiūrėti. Visi tavo chatai, nesvarbu, tu ten tryni, ką nors netryni, viskas ten yra. Visi tavo, ką tu ten kur laikinai, ką kur žiūrėjai ir tavo tas profilis. Baisus vaizdas šiaip, kiek yra duomenų pririnkta ir kiek mes ten esam pats prikišę, tai iš tų duomenų galima labai gražų didelį paveikslą apie žmogų suformuoti. Man labai greitai išsikrauna telefonas, aš nežinau, jūs galite man padėti, ar čia jau man telefoną reikia keisti, ar mesti šiukšlinę, ar čia dar galim kažkokį... Kuriam dešimtmetį tavo yra gimęs telefonas? Jam baterija nebeišsijima. Visų telefonų baterijos išsiema. Kažkokiu būdu išsiema. Prieš tai turėjau telefoną, labai jisai man patiko, aš kadangi saugau daiktus, jisai nesusibraidžiu, viskai pradėjo bateriją nusikraudinėti, viskas. Yra testai, padarai tą testą, rodo, kad ten tau 70% baterijos liko. Nu ką, užsisakai ten bateriją iš kokio AliExpreso, nuneši į taisyklą, už 20 eurų tau pakeičia, vėl kaip nauja. Ant vieno telefono 2 kart buvau bateriją pakeitęs, 6 metus man telefonas laikė, galiausiai tiesiog morališkai paseno, teko pirkti naują. Aš jį suėdžiu, jisai nebetlaikė spaudimo. Bet buvo visiškai nesubraižytas, kaip naujas, ne? Tiesiog buvo tų brėžimų, bet dabar tie ekranai, jeigu tu nemėtai ant žemės, nesubraižytai. Jo, pakankamai atsvaras. Aš naudoju telefoną pilnai. Man netinka, ten žinot, geroji praktika yra krauti jį, neiškraut žemiau negu 20% ir nepakraut daugiau negu 80%. Nežinau, pirmą kartą girdžiu. Nu, tai tada baterija tarnaus, jeigu taip krausi, tarnaus ilgiau, nustatymuose gali įsijungti, kad net pagal nutilėjimą tai būtų, kad virš 80 neįkrautum, nes atseit nesveika baterijai. Man nusispėjot, kas tai sveika, kas nesveika, 3 metus atlaikys. Nu, tas telefonas jis vis tiek 3 metus, mano pačio telefonas yra dabar jau 3 metai eina. Ar mažiau, ar baterija kažkiek nusėdo? Jo. Ar man nesužtenka? Taip. Ar aš ką nors noriu keisti ir ten 3 metus naudoti mažiau baterijos tam, kad jinai kažkiek teoriškai ilgiau veiktų? Ne, man tinka taip, kaip yra. Ta prasme, technologija pasikeičia, tu to įrenginio naujo pradedi norėti greičiau
negu tau jau iš tikrųjų reikia, arba kol jisai pasensta. 3 metus išlaikius telefoną, tu dar jį parduodi visai neblogos būklės, nėra jis ten visai miręs. O kam tada jį saugoti ir kodėl, kaip vienas buvęs kolegas sakydavo, aš nusipirkau mašiną su visų spidometrų, naudosiu visų spidometrų. Tai naudoju visą spidometrą ir dėl to aš visiškai neįimu į galvą. Beje, dabar jau ten Europos su savo reguliavimu, lyg tai turi būti telefonus, dabar jie turi turėti galimybę pakeisti bateriją, bet, ne taip kaip seniau, ten nusiemi plasmasinę nugarėlę ir įsidedi kitą, bet, žinau, Apple lyg tai buvo privertę, kad dabar jau tie naujausi modeliai, jie yra bent protingai ardomi, kad tu galėtum pasikeisti. Bet vis tiek, operacinių sistemų atnaujinimai. 3 metai būna. 3 metai, jo. 3 metai viskas atnaujinimai. O dar jeigu kažkur paskendęs buvo, ne, tai čia irgi toks... Dabar telefoną nuskaninti jau sunku. Ne? Nebereikia kišti į ryžius. Ne, kaip ten su tais ryžiais? Niekad nereikėjo. Visi tie telefonai gan atsparus jau yra. Jau kažkai yra tokių telefonų, kur ten vieną kartą įmesi vandenį, viskas miręs. Gerai, bet o ką daryti, krita ir kur kišti? Niekur. Nupurti ir naudok jo. Jungti išsidžiovink pakrovimo ir viskas tam bus normaliai. O jeigu, žinai, viskas yra padaroma. Mano sūnus buvo savo telefoną taip gerai sulupęs, kad jis taip prakampą turėjo mikro tokį plyšelį. Per ten drėgmė pateko. Tik kai nusintėm į garantinį, sako, yra drėgmės. O jeigu yra drėgmės, garantija negalioja. Jeigu tu laiky vandenį, žinai. Ir paskui atsintė tą telefoną, gal žiūri, tai net nepastebėjom, žinai. Kažkur kampe. Bet, korpusas pažįstas, jeigu tu ten jį mėtai, tai nieko nepažįstas. Bet vis tiek grįžtant prie baterijos išsikrovimo, tai kažkokios tai programėlės, jų optimizavimas galėtų padėti šiek tiek sulėtinti jo išsikrovimo laiką. Jeigu tau 10 programėlių vienu metu visada paleistos ir visada trekina tavo GPS-ą, tu įsijungus kokią interneto dalinimą, įsijungus į Bluetooth, įsijungus Wi-Fi, įsijungus NFC, viską įsijungus, jis ten pilnu spidometru važiuoja, tai faktas, kad greičiau ir išsikrauna. Tai kuo daugiau viską atjunginėsi, nuo ryšio beje irgi, pabūk su telefonu kokiam nors Rusijai su metriniam sienom, kur sunkiai ryšys prieinamas. Jis nuolat ieško ryšio. Ieško ir tas labai stipriai iškurdinėja. Bet aš nežinau, turbūt jau norma yra ir normalu yra pasidarę, kad jeigu vieną dieną nuo ryto iki vakaro telefonas tau atlaiko ir nakčiai tu ten jį įsidedi krauti, tai yra jau normalu ir absoliučiai pakankama. Nes prieš tai turėjau telefoną, kur tiesiog vidury dienos reikėdavo dar pasikrauti, nes iki vakaro jau nebeišlaikydavo, nepaisant to, kiek tu jį naudoji. Tai čia negerai, bet jeigu iki vakaro užtenka, tai manau, kad pakankamas. Dabar savaitėm nebelaiko kaip anksčiau. Dabar tie telefonai štai ir pasikrauna kaip greit. Prieš darbą realiai, kol pusryčius pavalgai, tarkim, įsikiši 10 minučių pakrauni, visai dieną užtenka. Pakankamai. Tai pas tave telefono chargeris prie Ignalinos atominės tiesiai pajungtas, ne? Pas man yra, pavyzdžiui, 65 vatų. Tai normalų žmonės 18 krauna. 18 mažai, bet jau darosi norma, kad ten jau 30-40 jau visi greit tokie bus. Jo, gan greit pakrauna. Tik ne Apple'as beje. Sūnaus telefonas kraunasi 2 valandas. Kas man vis dar mind-blowing per lėtai. Bet kaip tu sakai, kai turi, tai kiek to pilnai, per kiek pasikrauna? Pilnai? Apie pusvalandis. Tai va. Tai sakau, 10, jeigu yra, nežinau, 40% iki 10 minučių, 80 yra viskas. Pakankamai. Sukčiai perspektyvos. Ko prisipirkė namuose, ko prisistatė, ko prisidarė, jo. Kur ten AI gyvena, pas mane parašyta ant skalbyklės, džiovyklės AI, bet niekada nieko nesudarius. Greit ant šakutės bus parašyta AI. Jo, kai tavo elektroninis puodelis, kuris jungiasi prie interneto, prasisinčia 1,5 GB update,
Tai nežinau. Tai čia Reddit'e skaičiau vieną skalbimo mašiną, 4 GB trafikų naudoja per dieną. Nu, kažkokia Ir stovi, nieko nedaro, ne? Ant kiek saugus visi šitie devaisai namie? Nesaugus, nes jie ne vienas net naujinamas ir ten, jeigu operacinė sistema ar programinė įranga suskilė, tai net ten amžinai suskilė, nes ten kokio išmanaus virdulio, kuris neaišku, kam tau to reikia, nusipirkęs, tu niekada jo net naujins. Nebent ten kažkoks auto-update, žinai, bet nu, tu neatnaujinsi jų. O kas pagrindiniai, tai turbūt tie robotai siurbliai. Robotai siurbliai, jo. Kad kinietis žiūri dabar į mano šunį per siurblio kamerą, tai 100%. Nors ta funkcija tenai galima išjungti ir aš išjungęs, bet pasitikiu šiais mažai. Bet šitą ta rizika, kurią, žinai, kažkurią riziką tu turi prisimti. Tai viena iš tų. Jeigu nenori su šluota lakstyti, tai... Na. Dabar žiūrėkit, per aplinkui prie šito grįšiu. Kaip seniau verslas būdavo, nu toks vaikų verslas aš vadinu. Ateini į aikštelę automobilių, atsineši batoną, atsineši laisvinamųjų, sumaišai, paberi, per tą laiką, kol paukščiai ten lesa, tu atsidarai ten, pasistatai kibirų, langus plaunu, taip toliau. Ar jūs verslą idėja? Aš nieko nesupratau, važiuojam toliau nuo... Žiūrėk, paukščiai privalgo batono, su laisvinamaisiais, taip pas mane pilna aikštelė, sukasi viskas. Visos mašinos apšiktos ir tu šalia aikštelės stebuklingai kažkodėl stirai su kibirais ir valau langus. Biznis. Kaip sakant, tu pasidarai klientų. Kaip dabar grįžtu prie šito. Paspirtukai. Ypač pradinės versijos tų paspirtukų, kai atėjo čia. Mes bandėm. Tu matai, stovi paspirtukas, kažkas ten su telefonu gal. Nu, tu atsidarai Bluetooth'ą. Tau paspirtukas susiranda. Į paspirtuką greičiausiai pinas bus 4.0 arba 1.2.3.4. Tu jį gali prisijungti. Tu jeigu jį prisijungi, tu gali jam blogą softą užpūsti, gali disablinti, gali patį velnę padaryti, tu jį gali tiesiog sugadinti staigiai. Gatvėje bestovint, žmogus lips ant paspirtuko, viskas nieks nebeveikia. O tu per tą laiką per visus galus leidi reklamą, žiūrėkit, paspirtukų taisykla. Taisome tą pačią dieną. Tau atneša paspirtuką, nu ką, tu pasijungi ten, tik suspaudinėjai, va, sutaisiau, viskas, 5 eurų. Nu, Marius, kad čia prigaupęs idėjų. Tai Marius Sukčius iš prigimties yra, papasako, ką barosi su televizoriais darai. Nebedarau, bet seniau būdavo, galėdavau kanalą perjungti, dar kažką tai. Televizoriuose infraredas. Easy dalykas su telefonu imituoti distancinį. Ir jo net pririšti per teleką nereikia, ne? Tu tiesiog nukreipi į teleką ir tiek žinių ir darai su teleku, ką nori. Ateini į barą ir ten ką nori perjungsi. Tai daug, va, kaip pasakoja su paspirtukais, tokių bairių, tai tie visi Internet of Things labai dažnai ten paskutinis dalykas, apie ką būna pagalvota, būna saugumas. Na, apskritai, ten bet kokį kinišką daiktą pirk ir ten AI'aus DeepSeek'o modelis, žinot, kom buvo unikalus. Tas, kur kiniečiai pasivogė iš OpenAI'aus ir pasidarė savo. Cenzūra? Cenzūra per API'ų ir 0 saugumo darbuotojų viso įmonėje. Bet jie neturėjo ne vieno žmogaus ir nežinau, gal dabar turi, gal neturi, bet 0 žmonių, kurie rūpinasi saugumu. Tai va, tai taip ir tie daiktai visi kūrėme. Jeigu nori greitai prikepti įrenginių, kurie kažkaip tai teoriškai veikia, apie saugumą negalvoji, nes tas ir kainą tau pakels. Darai belė kaip ir. Bet tų įrenginių, nu jų ten gyva galybė yra, va, ne per seniausiai ofise girdėjau, kaip kalbėjo kolegės, viena kolegė įsigijo katę ir atsidarė appsą, sako, aš matau dabar, jinai nuėjo pasisioti, išmanus tualetas, žodžiu, nuėjo pasisioti, aš čia galiu paspausti, tas tualetas ten savaime kažkaip išsivalo, žino, kada ten maistelio paberti, kada ten vandens įpilti ir panašiai. Tai netgi iki tokio lygio, čia jau nekalbant apie tiesiog paprastą robotą siurblę ar ten, nežinau, kažkokią tai kamerą ar ten dar kažką. Čia yra net iki kačių tualeto lygio. Aš papasakosiu apie vieną tokį paprastesnį
bet tuo pačiu ir nepaprastą įrenginį, kurį va, tikrai dabar sekantis mano pirkinys, kurį aš atsisiųsiu. Pakrovimo kabelis. Telefono pakrovimo kabelis. Vienam gale USB, kitam taip C. Ir atrodo, nieko nepasakysi. Bet viduj yra klaviatūros manipuliatorium, pavadinkim. Jisai veikia kaip klaviatūra. Tu jo neįmanoma aptikti. Nes, nebent tu užblokuosi kompę, kad jis ne tai, kad atminties įrenginį, bet jokio USB neprimtų. Kitu atveju tu jį įkiši ir jisai sukuria Wi-Fi aplinkui, prie kurio tu gali prisijungti. Ir tiesiai į kompą, kaip keyloggeris toks, ir gali siūsti komandas per command prompt. Aš irgi apie šitą buvau matęs. Ten grinai, tau tiesiog command prompt atidaro, bando kažkokią skriptą prapušinti. Jisai imituoja grinai, kad klavišo paspaudimus ir ten per sekundę, keli šimtus klavišo paspaudžia. Imituoja, kad tu pats ranka greit sukuri programą savo kompę. Bet šiaip žiūrėjau, gan brangus jie. $175. Bet principą gali nulaužti bet kokį kompą ir bet ką paleisti jame, bet kaip užvaldyti. Ir visiškai vien testavimo tikslais tikrai reikia tokį nusipirkti, pasižiūrėti, kaip kas veikia, bet wow, iš to, ką mačiau, labai nesaugus pasijutau, kad kabeliukas, kuris atrodo kaip kabeliukas, tai žinai, bet kur ofise tu kišdamas kabelį, tu nežinai, ką tu kiši. Atrodo kaip kabelis, bet gali būti visiškai ne tas. Ir nėra būdo apsisaugoti, jokia antivirusinė tau niekada ten nieko nepagaus, nes tai yra klaviatūra. Prijungiau klaviatūrą, ir ką, prijungiai. Tai va, bus įdomu pasibandyti. Galėsim pažiūrėti, ką galima. Sugrįšim paskui jo su komentarais. Kaip jums skamba, realiai tas pats sakinys, bet pasakytas dviem skirtingais būdais. Reikėjo patchinti OS, nes buvo aptiktas vulnerability, kurį hakeriai galėjo exploitinti ir penetrated mūsų sistemas. Ar reikėjo atnaujinti operacinę sistemą, nes buvo aptiktas pažeidžiamumas, kurio pasinaudojus įsilaužėliai galėjo prasiskverbti į mūsų sistemas. Antras, tai panoramos reportažas skamba, Bet paprastiem žmonėm paprasta kalba. Mes ir patys labai dažnai kalbam per daug tų terminų angliškų ir kažkokių santrupų ir reikia patiems išsiugdyti tą tokį, kad paaiškintumėm, apie ką kalbam, bet kad tie terminai, jie angliškai geriau ir suprantamiau ir tiksliau kalba. Lietuvių kalba tiesiog nėra didelis dalies atitikmenų, o kurios yra, tai nedaug tai dėvi. Yra. Tai kaip suprantu, Mariau, pakankinsim mums, ne? Gerai, pažaisim žaidimą. Atskiras ačiū Aistei. Tu gavai kiaulę. Pasirašau sąrašiuką, aš jums sakysiu lietuviškai terminą arba ten žodžių junginį, jūs man gausit atsakyti, koks yra atitikmuo angliškai. Jau baisu. Gerai. Aha, bet tu laimėsi. Gerai, pradėsim nuo lengvesnių apšilimų. Gerai. Vaizduoklis. Monitoris. Taip. Yes! Tu pasidavai. Taip, gal pas mane tiesiog 50-mečio reakcija. Tapatybės patvirtinimas. ID koks nors. Ne. Nežinau. Nėra tokio žodžio. Tapatybės patvirtinimas. 3, 2, 1. Authentication. O. Aš matai lietuviškai sakau autentifikacija. Toliau. Arba autentikacija. Katalogas. Taip. Na, pas žmoną darbė viena moteris sako folderis. Tai folder? Ne. Ne? Aplankas. Aplankas yra folder, o katalogas? Aplankų rinkinys. Sektuvas. Sakyk. 3, 2, 1. Direktorių. Okei.
Nu, taip radau. Nu gerai. Toliau. Šlamštas. Tiesus. Džan. Užskaitam. Šiaip tai spam, bet Aš žinot, kas iš tikrųjų spamas yra? Kas? Nu, vat žodis spam nuo ko? Ne. Spamas yra konservai. Konservai? Taip, toks dirbtinis virtas kumpis, permaltas, kuris baisiai buvo per visus galus kišamas, reklamuojamas Amerikoje ir tapo bendriniu žodžiu. Tai yra Spamas. kumpis. Ok. toliau. Žymeklis. Aš spaudžiu, belę spausti. Bet čia gali keli variantai. Trys. gali būti. Žymeklis. 2. Kursors. Taip. Yes. Būčiau sakęs pointeris, tai visą būčiau neatspėjęs. Plėtinys. Damos. Nu, gerai, vienodai. Aiste. Pluginas. Plėtinys. Ne? Dariau. Extensions. Taip. Levo, aš tą norėjau sakyti irgi. Toliau. Piktograma. Dariau. Icon. Icon. Nežinojau, tai spaudžiu vis. Pagrindinis puslapis. Aiste. Homepage. Taip. Atsijungti. Dariau. Logout. Užskaitam. Šiaip disconnect, bet tinka ir logout. Ok. Langelis. Window. Ne, Jis ne to klausė. Dar. Celė. Taip. Tamsusis internetas. Darknetas. Dark kas? web, bet gerai. Jutiklinis ekranas. Man kaip iš paskos. Smart screen, Ne. nežinau. Dariau. Touchscreenas. Touchscreen. Įskiepis. Tai čia tas pluginas. Login. Žymė. Tag. Taip. Jo. Spartusis klavišas. Dabar čia sukas ir rutuliukai virš galvos. Palauk, ko jisai nori? Spartusis klavišas. 3, 2, 1. Hotkey. Okay. Žinokit, kuo toliau, to sudėtingės. Gerai. Įvestis. Enter. Ne. Dar noriu. Nusakyk. Inputas. Taip. Dabar sakyk išvestis. Sritis. Oh my god. Sritis. Area. Ne. Direktorija. Ne. Šitą dalyką tikrai tikrinau, nes pats netikėjau, kad taip gali būti. Ir čia GPT, ir žodynas, ir Google Translate lygiai taip pat atsakė. Sritis. Nu, sakyk. Domain. Okay. Buvai šiandien kada sužinojai? Dabar, pasakytum. Čia aš taip daužau, kad jau nusilūpo auksas. Toliau. Kiniškos prekės kokybė. Aha. Raiška. Resolution. Taip. Žinojau. Sąranka. O, čia vat prasideda iš to vaizduok. Sąranka. Sąranka, my palauk. God. Mano tėtis naudojasi lietuviškai viską ir tas žodis tikrai buvo properties gal. Ne. Options. Ne. Setup. Settings. Setup. Setup. Oh my god. Sąranka. Toliau. Prievadas. Portas. Kur? Sluoksnis. Layers. Photoshop 5 žaliems knygos pamokas. Sąsaja. Interfaces. Nu, Matai? tau tie sunkesni Toliau. geriau sekas. Ruošinys. Nu prašom pasireikšti. Ruošinys. Template'as. Taip. Nebenoriu, nebepirksiu to template'o. Tai... Būčiau sakęs draftas. Šitas toks trikiai bus daugmaž šitą pusę. Žinynas. Files. Galiu pagelbėti. Vartotojo žinynas.
visiškai nepagelbėjai. Taip. Aš žinau, koks customer service. Ne. Ne. User manual. Čia tas dalykas, kurio niekas niekada neskaito ar nežino, kaip vadinasi. Aha. Užkarda. Firewallas. Šlagbaumas. Gerai, toliau. Čia jokingas. Priegloba. Priegloba. Nu. Hostingas. Taip. O jie. Prieglauda. Apkrova. Tai čia turbūt tiesiog gerai, laudas. Taip. Taisymas arba atnaujinimas. Žinau. Blemba. 3 raidės. 3 raidės. Taip. Ne. Ne? Taisymas. Taisymas arba atnaujinimas. Nu, fiksas, nu. Ne. Ne, palauk. Update'as. Pečinimas. Taip. Taigi nesakai, fiksino Windows'as. Nu, Bet tai... o kodėl atnaujinimas, update'as netinka? Čia pas tai kažkoks phishing. Čia kažkokia reiktų Nu, lietuvių kalbos taisymas. pasimokyti. Pasidomėk Gerai. truputį. Klastojimas. Phishingas. Ne. 3, 2, 1. Spoofing. Ai, ne, nežinau tokių žodžių. Žinai. Čia kai apsimeti kažkuom, jeigu pas tavai nėra, pažymėlė sudėtų apsaugų, galima apsimesti tavo domenų ir bandyti išsiųsti iš tavo domeno laišką. Tai va šitas vadinamas. Pas mus pastovi, tai bando, bet užblokuoja. Ja, pas mus užblokuoja. Nu, šaunuoliai dar ir paskaitėlę Gerai, toliau. pravedėt. Žurnalas. Katalog. Ne. Lemba, čia skamba kaip iš to, žinai, kažkada Algis Ramanauskas sakė, žinai, kur sako, žinot, kaip prancūziškai buterbrodas. Le buterbrod. Nu. Ką aš žinau? Journalas. Taip. O, Kas? my God, logas. Logas. Šnipinėjimo programos. Pamanu, bet čia labai kažkas tave phishingas, bet phishingo programos, nežinau. Be šansų. Spyware. Spyware, nu, okei. Žinai. Jo, bet va, čia vienas iš tų lietuviškų. Niekada, Mariau, ar girdėjai apie naują šnipinėjimo programą? Kuri turi pažeidžiamumą savyje, ne? Gerai. Jungiklis. Svičas? Taip. Įkrovimas. Čardžas? Ne. Ką žinau, koks tas įkrovimas? Gal Įkrovimas, užkrovimas. laudas? Ne. Tai čia įkelimas turbūt geresnis uploadas. Ne. Pasiduodam, nebežodžiu, Ne, nebežodžiu. einu namo. Būt. Buvo. Kadangi tai puikiai žinai lietuviškus terminus, nuo šiol turėsi pradėti naudoti lietuviškus žodžius ir kalbėti apie plėtinius ir Nesusikalbėsim įskiepius tiesiog. lietuviškai. Tai linkiu niekam nenaudoti tokių lietuviškų terminų, nes tiesiog atrodo nesusikalbėsim. Iš tikrųjų pusę žodžių nežinau, ką reiškia. Ir taip kaip pagalvoja, ar mes kasdieniai kalboje juos naudojam, tai Ne. nenaudojam. Pim. Viskas. Nu ką, įrankių dėžė ir šiandien mažų žaisliukų. Taip. Norim papasakoti ar ne? Tai Taip. Aiste, kaip sekėsi su mini Lego kaladėlėm žaisti? Mini Lego kaladėlėm. Tai šiandien bus šiek tiek apie Power Toys. Tai Power Toys yra vidinė Microsoft aplikacija su daug gerų ir tokių įdomių funkcijų. Tai šiandien šiek tiek plačiau apie penkias funkcijas. Tai paprasčiausiai kompiuterį savo Microsoft paieškoje įsivesti reikia Power Toys ir įsidiegti kompiuterį ir tada gaunate sąrašą žaisliukų tų, su kuriais galite pasižaisti, pasižiūrėti, kas labiau patinka, kas labiau naudojama yra, bet šiandien šiek tiek apie
5 funkcijas atskirai. Tai pirmoji funkcija būtų Always on top, jinai yra iškviečiama kombinacija Windows Ctrl+T. Ir čia galima išsikvietus šitą kombinaciją, išsikvietus šitą funkciją, pasižymėti kažkokią tai aplikaciją ekrane, kuri liktų vaikštant per langus, vis tiek liktų tavo kompiuterio ekrane. Tai iš tikrųjų labai patogu yra, kai yra dirbama su vienu monitorium, o ne keliais. Ir tarkim, kaip pavyzdys kažkokią, tai nežinau, skaičiuotuvą išsikviesti, jeigu dažnai ir daug tenka skaičiuoti. Tai visai patogus reikalas. Ir lygiai taip pat su ta pačia kombinacija išsijungia šitą funkciją. Antras, color pickers. Tai čia iš tikrųjų turbūt labai patogus žaisliukas tiem, kurie dirba su grafika. Tai iškviečiamas yra kombinacija Windows Ctrl+C. Ir kokia jo funkcija, tai tiesiog išsikvietus, kursorių užvedus, bet kur ekrane esančių spalvojus, matot spalvos kodą ir jeigu reikia, galite tiesiog tą kodą nuskopijuoti ir žinoti, kokia konkrečiai spalva yra naudojama vienam ar kitam objekte. Image resizeris. Tai čia yra paveiksliukų dydžio keitimo žaisliukas. Nežinau, taip vadinu vis Power Toys žaisliukais. Tai galima pakeisti nuotraukų paveikslėlių ar ne dydį ir pasidaryti įtinkamą tokį, kokio reikia. Tai turbūt dažniausiai visiems reikia jį sumažinti, nes prisifotografuojam ten belekokiais formatais ir dažniausiai reikia sumažinti. Ir smagumas šito image resizerio yra tas, kad galima keisti dydį ne vienos nuotraukos, bet tarkim kelių nuotraukų, didesnio kiekio nuotraukų vienu metu ir nereikia klikinti po kiekvieną atskirai. Tai iš tikrųjų 3 klikai ir nuotraukos dydį tu susimažini, nereikia ieškoti kažkokių išorinių tūsų, ieškoti kaip naudotis, įsirašinėti, tai iš tikrųjų labai labai patogus įrankis. Power Rename. Nežinau, iš tikrųjų nelabai prieš tai buvo tekę tokio girdėti, bet jis man labai patiko, nes vienu metu gali pervadinti daug failų. Jeigu reikia, pavyzdžiui, kažkokį sąrašą failų, pakeisti jų pavadinimą, nereikia klikinti ant kiekvieno jų atskirai, galima visus susižymėti ir nurodyti pavadinimą, kokiu reikia pakeisti. Spaudžiam apply ir visi failai, pavyzdžiui, išsaugo konkrečiam folderį, kokiam ir reikia jį išsaugoti. Ir penktasis žaisliukas, tai screen ruleris, ekrano liniuotė. Tai vėlgi turbūt patogiausia tiem, kurie su grafika ir vaizdais dirba, nes kartais tikrai prisireikia išsimatuoti ekrane esančio vaizdo dydį ir galima išsikviesti liniuotę tokiu labai ilgu kodu, bet pasakysiu dabar turbūt, ar ne, Windows Ctrl+Shift+M, tai čia tokie arba atsimink. Dviejų rankų reikia. Dviejų rankų reikia. Tai va, tai leidžia pasimatuoti, kokio dydžio yra tam tikri dalykai, tai iš principo patogu, kai nereikia ieškoti, kas gali padaryti. Tai tų Power Toys iš tikrųjų yra labai daug, dalis tikrai bus naudingi, galbūt dalis tikrai bus nenaudingi, bet kiekvienas mes esam skirtingi, pasižiūrim, ką ten randam, pasibandom ir pasinaudojam. Liuks, ačiū labai, iš tikrųjų labai naudingas įrankių rinkinys ir ten tikrai 20-30 jau gal ten yra, ne? Ir kiekvienas rasi to, ko reikia. Naudokitės tik. Sveikatą. Like, share, subscribe. Visi, kas nepaspausit, blogai gyvensit. Žodžiu. Maksimai maišelis neprasiskirs. Taip. Ir ausinių laidas amžinai susipainėjęs bus. O šiaip žinot, kad krokodilai negali iškišti liežuvio? Ne, o kam to reikia?
Okay. Ačiū visiems. Iki.